Kam reikalingas vėdinamas oro tarpas, šiltinant stogą, kuris yra su vientisa plokščių danga. Susidarius kondensatui, gerai vėdinamas oro tarpas padės drėgmei pasišalinti tiek iš mineralinės vatos, tiek ir iš stogo konstrukcijos. Jei palėpės šiltinimo konstrukcija yra su vientisa ir sandaria plokščių danga, bei su garamsnio laidžių sluoksniu, vėdinimo sistemą turi sudaryti 2 oro kanalai. Tai reiškia, kad turi būti įrengti 2 vėdinamieji oro tarpai. Pirmas tarp mineralinės vatos sluoksnio ir vientisos plokščių dangos, antras tarp šios dangos ir pagrindinės stogo dangos. Išimtis taikoma, kai stogas yra su bituminių čerpių danga. Tarpas turi būti neblokuojamas per visą stogo ilgį, jis turi prasidėti prie karnizo ir baigtis ties kraigu. Įprastai stogams, kurių gegnių ilgis yra iki 10 metrų, vėdinamas oro tarpas turi būti apie 3 cm. Jei gegnės ilgesnės, rekomenduojama tarpą padidinti iki 4 cm. Jei tarpo nėra arba jis yra su mažu oro srautu, izoliacinis vatos sluoksnis gali sudrėkti, o jos termoizoliacinė savybė ženkliai suprastėti.